Susipažinkime su Tomu. Tomas yra mokinys. Jis eina į mokyklą. Čia esame mes, visuomenė. Ko mes tikimės iš Tomo mokykloje? Kad jis ten pasisems daug žinių. Matematikos, istorijos, užsienio kalbos ir panašiai. Puiku, bet ar užteks Tomui tik žinių ateities kelyje? Juk jam reikės būti mylinčių vyrų, nuoširdžių draugų, atsakingų darbuotojų. Vien žinių tikrai nepakaks. Kyla klausimas, kaip į šią situaciją turėtų reaguoti mokykla? Mokykla turėtų ne tik kimšti galvą žinias, bet ir padėti Tomui augti kaip asmenybei. Ugdyti jo pasitikėjimą savimi, mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, parengti jį mokytis visą gyvenimą, skatinti būti aktyviu. Skamba sudėtingai? Turime gerų žinių. Būtent tokio Tomo mokymo jau siekia Lietuvos švietimo sistema. Kiekvienas Lietuvos mokytojas vadovaujasi ugdymo bendrosiomis programomis. Tai bene svarbiausias mokytojo veiklą nusakantis dokumentas, kuriame pabrėžiama, kad Tomui reikia suteikti ne tik žinių, bet ir bendrųjų gebėjimų. Taigi Tomas mokykloje ugdomas visapusiškai. Baigęs ją, jaunuolis galės pasitikėdamas savimi kurti gyvenimą, bendradarbiaudamas ir mokydamasi sėkmingai įsilieti į darbo rinką, būti aktyvus savo valstybės pilietis. Pasidžiaukime tobulėjančią lietuvišką mokyklą ir ten augančiais vaikais. Buvo įdomu? Pasidalink Tomo istoriją su draugais.